mokiniai. Nusprendžiau nufilmuoti video tema Išmok užsienio kalbą per 30 dienų. Yra begalė knygučių šią tematiką. Ir kodėl nusprendžiau šį video nufilmuoti, nes prieš keletą mėnesių turėjau tokį įdomų incidentą su viena moterimi. Aš buvau susitikusi su drauge ant Suliuko Bernardinų sode čia pas mus Vilniuje. Ir kol aš kalbėjau su ja, žvilgtelėjau į šalimai sėdinčią moterį. Jinai savo rankose turėjo kažkokią tais knygutę, ganėtinai storą, tokią kvadratinę. Ir tikrai buvau 100% įsitikinusi, kad tai yra anglų kalbos knygutė, būtent išmokti per kažkiek dienų tą kalbą. Kol mes kalbėjom kažkur valandą ir kol mes kalbėjom, ta moteris vis sprendė, kažką ten darė, rašėsi. Ir galų gale aš galvojau, prieisiu prie tos moters ir paklausinėsiu, kaip jai sekasi mokytis. Aš priėjau prie jos, pradėjau klausinėti, jinai pasakė, kad to nusipirkau čia prieš savaitę, bet labai didžiuojuosi savim, nes jau visą savaitę mokausi kiekvieną dieną ir labai didžiuojuosi savimi. Reiškia, žmogus labai džiaugiasi savo rezultatais, savo, reiškia, būtent prisivertimu atsiversti knygutę, kažką daryti. Knygutė ganėtinai stora, jinai buvo jau kaip ir pravertusi 20 kažkur puslapių, jeigu nedaugiau per savaitę. Ir jinai labai džiaugiasi. Tuomet aš jos paklausiau, sakau, tai gerai, o ką jūs esate jau išmokusi, ką jūs man galite papasakot, ką jūs ten išmokote? Žmogus pradėjo, iš tikrųjų veidą nusėjo raudonis ir žmogus pradėjo, prasidėjo tyla. Neišgirdau jokio atsakymo, nes jokio atsakymo ir negali būti, žmogus nesijaučia nieko išmokęs. Yra tas jausmas, kad oi kaip faina, kad aš prisiverčiau pasiimti tą knygutę, bet sakau, dabar jūs pasimokite valandą. Sakau, tarkim, net ne apie savaitę kalbam, bet apie valandą, šią, kurią jūs prasidėjote. Sakau, ką jūs išmokote per tą valandą? Žmogus vis dar negalėjo nieko atsakyti. Ir pradėjo vartyti tas puslapius, kažką bandyti gauti informaciją. Sakau, žinot, kodėl jūs, sakau, negalite man atsakyti šį klausimą, nes jūs pati nežinote, ką jūs mokotės. Tai yra knygutė, kuri visų pirma yra prikimšta begalybės informacijos. Kiekviename puslapyje tai yra kažkas naujo. Jūs nespėjote įsisavinti jau tai, ką jūs turėjote išmokti vakar, jūs jau imate naują temą šiandien ir mokotės tai šiandien. Tai kaip jūs galite viską įsisavinti? Tai yra neįmanoma. Galų gale tos paros užduotys yra labai įvairios. Vienoje užduoty yra 7 sakiniai, kurie visiškai netitinka vienos tematikos, yra skirtingos tematikos, skirtingų gramatikos laikų, žodžiu, visiškai nauja informacija ir iš kur jūs galite žinoti atsakymą. Žodžiu, tai yra visiška virtinė informacijos, su kuria jūs negalite susidoroti, bet tai yra ne jūsų kaltė, tai yra tų autorių, kurie sudaro tas knygutės kaltė. Nes jie nesugebėjo paaiškinti, kaip mokytis pagal tą knygutę, kad būtų rezultatas. Taigi, pagal tokias knygutės jūs niekada gyvenime kalbos neišmoksite, nes jūs pirmą savaitę, kaip ir ta moteris, jūs jausite begalinę motivaciją ir pasididžiavimą savimi, kad jūs pagaliau mokotės, prisėdate ir tą, bet iš tikrųjų dienos pabaigoje jūs negalėsite papasakoti savo pačiam, ką jūs iš tikrųjų išmokote per tą dieną. Jūs nieko negalėsite, jūs ne žodžių negalėsite pralementi, nes jūs net nesuvokite, kaip kas viskas yra. Ir taip yra su visom absoliučiai knygutėm, kurias jūs galite nusipirkti knygyne, nes tai yra informacijos pliūpsniai. Ir jūs negalite su ta informacijos pliūpsniu susidoroti. Ir tiek jūsų smegenys nespėja suvirškinti naujos temos, jūs jau imate naują temą. Taip kad nesimokykite pagal tokio tipo knygutes, nes jos tik tais nuves jūs į pražūtį ir daugiau nieko. Taip kad ačiū už dėmesį ir sėkmės.